Kamera už 21 eurą. Ar jinai gali būti gera? Trumpas atsakymas - taip. Turime kamerą, 21 eurus kainuoja. Ir ką jinai turi, tai 2 megapikseliai, jungiasi prie 2,4 GHz Wi-Fi'aus, turi two-way talką, tai reiškia, kad galima pasišnekėti per ją, aptinka žmonės, turi naktinį pašvietimą iki 10 metrų. Pažiūrėkime, ar viskas veikia. Taigi pirmiausia, išpakuojame. Peiliukas. Net nereikėjo prilėti. Taigi, ką turime viduje. Tai darom dėžutę. Taigi dėžutėje yra dar viena dėžutė. Bet yra user manualas, kaip susikonfigūruoti, kaip prisijungti ir panašiai. Tada yra maitinimo blokelis, metalinis laikiklis, dėl to, kad padas yra magnetinis ir laidas. O laidas yra ganėtinai ilgas. Taip, ir kasgi dar? Tai yra pati kamera. Taigi, pabandom prisijungti ir pažiūrėti. Prijungiu į elektrą kamerą, atidarom SVIZO appsą, spaudžiam pliusą, paspaudžiam pridėti įrenginį, kameros, nuskanuojam iš apačios QR kodą. Kaip pradeda šnekėti, renginys yra surastas, spaudžiam next, praleisti, tada mirksi indikatorius mėlynai, taip mirksi, spaudžiam taip, sekantis, dabar reikia įvesti Wi-Fi slaptažodį, sekantis, prijungti, tarkim, paliekam pavadinimą tokį patį, laukiame dabar, kol prisijungs ir susikonfigūruos. Baigta. Taip, ir kamera mato, Alio, aš matausi. PSVS kamera jūs gaunate netgi 7 dienas nemokamą bandų laikotarpį cloudui. Tai galime pabandyti. Štai ir viskas kamera prijungta. Net ir girdime mes, kaip kalba per telefoną. Tai ką, eikime prie testų. Kamera ant virdulio, o aš esu čionais, 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 čionais. Labas. Galima ir pašnekėti. Pašnekėti būtų galima taip. Taigi atsakymas taip, šita kamera yra labai gera.